Kiekvieną modelį tvirtina meno taryba. Kai filmavome 160 modelių, įvertino Lengvosios pramonės ministerijos, modelių namų, standartų patyrę specialistai. Tarybai vadovavo Antanina Skrikevičienė, Lengvosios pramonės ministro pavaduotoja. Jeigu mes šito modelį iššaukėm tiek diskusijų, reiškia, jis labai visiems kelia daug... Skyriaus viršininkas Vytas Mykolaitis. Nemažai čia įdėta ir principai, reiškia, visi prieštarauja, kad tai ne naujiena, kad tai senas daiktas ir aš siūlau jį atmesti, daugiau nutraukti. Modelis neblogas, bet blogai išpildyta, konstruktyviai į apdirbimį. Ir pasiūlymas yra nepriimtas. Балансус не подаритесь. Я хочу здесь разъяснить, что мы нашли тот критерий, который нужен нам. Modelių namų meno vadovas Michailas Raduta. Брюки типа Чарли Чаплина. Узкие внизу, расширенные вверху, со складками по 2-3 складки. Очень низкий шаг, значит, не создает никакой элегантности. Только создает то, что это новинка. Кроме того, это еще неизвестно, как оно войдет в жизнь. Потому что люди, особенно молодежь, привыкла носить обтянутые и стройнящие человека формы брюк. Как авторы. Lina Karpavičienė tik šiemet baigė institutą. Jie mūsų modelius jau mato tada, kai būna meno tarybos. Ir jie visi turi sėdėti per meno tarybos, visi fabriko atstovai ir sekti, žiūrėti, atsižiūrėjęs visus tos modelius ir maždaug čia lelijai skirtas, jeigu paltas, ten plošius tam, ir kiekvienas turi žiūrėti, ar jiem tinkamas ar ne. Ir kiekvienas gali komentuoti, sakyti, ką nori ir taip toliau. Bet dažniausiai meno tarybos sėdi komisija ir pagrindinis balsas yra komisijos. Ir tie patyliai ir to baigėsi. O paskui, kai būna išrašymas fabriko, dabar vyksta šitą visą savaitę. Tai tada jie jau pradeda kelti savo balsą. Nes tada mes rodom konkrečiai jiem vėl tos modelius. Tada be manekenių taip tik ten pakabų. Nu ir jie tada pasiūlės, narsto, žiūri, mes šitą nepasiūsim, šitą nepadarysim, čia medžiaga ne mūsų, čia kompanionai blogi, čia. Nu ten būna tiek problemų, kad visi geriausi modeliai atkrinta ir palieka tokie paprasti. Reiškia, va tokie ilgi etapai, jie labai jau nuvilkina to modelio, reiškia, įdėgimą į gamybą. Pasendina tą modelį. Tai nu daugiausiai pusę metų, kad tęstųsi tas procesas, būtų daug paprasčiau ir operatyviau skaitau. Štai mažiau tų komisijų, mažiau tų tvirtinimų, mažiau visokių tų etapų. Žiūri ir praeina tas laikas, jis moraliai pasensta.